Nauja salė, Vokietija, savaitgalinės, toksai, kaip čia pasakyti, polsiukas ir prie to pačio būtinai pasportuoti. Ir nauja salė, suradau naują salę, visiškai nauja įranga, Gym 80, jos nesubandęs, yra labai kokybiška ir labai gera įranga, tai sakysim, Vokietijoje tai numeris 1. Ir aš manau, Europoje jinai viena iš stipriausių irgi, bet aišku, ir tuo pačiu brangi. Ir iš karto jau atsisėdus jaučiasi tas labai, kad tikrai judesio amplitudės ir pats darymas tiesiog fantastiškas. Gaila, tik vieną treniruotę turim, padarysim kojas, bet pasistengsim viską parodyti, visus naujus treniruoklius, kokių nesubandęs. Ir nu ir ką. Pažymėsiu būtinai salę šitą, nes jau kiek aš pastebėjau, kiek aš jau mačiau, kad tikrai įranga verta dėmesio. Visa, ne tik tai kojų treniruotėjai, bet mačiau, kad ir puikiai yra nugarai, krūtiniai, pečiams. Tai būtinai atžymėsiu šitą salę, stebėkite, jei būsit Vokietijai, būsite netoli Prancūzijos, šalia Baden-Badeno. Tai būtinai užvažiuokite šitą salę, tikrai verta. Ir ką, važiuojam toliau, pamatysit viską dabar video. Labai minkštas judesys. Antiek visoje amplitudėje vienodas, antiek gražiai juda ir taip gražiai susieina koja prie pat kojos. Labai pilnai, labai malonu daryti. Tiesiog, atrodo, va, padarai čia kelis pakartojimus, jau dega tiesiog visą šikną. Fantastika, kol kas fantastika. Žiūrėsim tai toliau. Kaista, nesveikai gerai. Šakis veikia gerai treniruokliai. Šitas yra vienas iš senesnių, čia esančių Gym 80. Bet jūs girdėjote, ant kiek jo minkštas judesys. Jokio krebždėjimo ir jokios apkrovos keliams. Absoliučiai. Keliai skaudėjo man visą savaitę. Nuo didelės apkrovos. Padarytas prieš tai, didelis sunkios treniruotės. Negalėjau pas save daryti, bet taip ir tikėjausi, atvažiuosiu čia. Čia yra grinai savaitgalis ir čia ateisiu padaryti treniruotę kažkur. Žinau, kad tikrai rasiu įrangą, kurios Lietuvoje nėra. Ir kuri puikiai man atidirbs mano raumenyną. Be jokių skausmų. Kuom aš labai džiaugiuosi. Ir dabar atkreipkite dėmesį dar vieną. Nerealų treniruoklį. Tokių beje labai retai kur pamatysi. Irgi senesnis treniruoklis Gym 80. Padarytas fantastiškai, žiūrėkit, laikymasis priekį. Čia yra grinai pritupimų. Labai patogus įlindimas. Čia tiems, kurie negali po štangą palysti. Turi problemų su pečiais, tokie kaip aš. Ir štai. Savo gražiai pupi. Judesys iškart sakau, labai gražus ir labai minkštas ir labai patogus.
Ir kaip? Toks va treniruoklis. Fantastiškai juda. Nereikia labai didelio net svorio. Nepasakyčiau, kiek aš jau. Nežinau, kiek sveria pats įrenginys. Nes kaip matot, metalo daug. Manau, kad turi jisai svorio. Bet užsidėjus va 80. Ne 80, 40, 60 kilogramų labai jau gerai jaučiasi kojos. Labai gerai gali koncentruotis. Laikymasis prieki. Apkrovos nugariai nėra. Pečiams nėra. Paėmimas. Fiksacija labai gera. Judesys labai minkštas. Žodžiu, žmonėms su kažkokiam traumom, pečių ypač, nugaros ir taip toliau. Manau, kad labai patogiai padaryta ir labai gerai. Labai džiaugiuosi, kad tenka surasti vis to, ko nesubandęs. Toks ir tikslas mano pagrindinis – važiuoti per pasaulį, rodyti jums sales ir atžymėti būtinai. Jeigu būsit, tikrai rekomenduosiu šitą salę. Tik prie manos nuomonės dabar, kad yra, suprantat, labai viskas yra susiję. Tai yra daroma technika ir treniruoklių kokybė. Pavyzdžiui, tiek darom pritūpimus, tiek darom atėsimą, išvedimus, tiek dabar čia. Visur tas pats pojūtis, tiek Inesa tą patį sako, kad pas mus nori padaryti, atrodo, kuo greičiau. O čia yra viskas atvirkščiai, čia nori kuo lėčiau daryti. Ir ne dėl to, kad čia kažkas tai staiga tu čia kažkur kitur atsidūrė ir tavo dabar lėtai, o dėl to, kad antiek malonė yra amplitudė treniruoklio, antiek jisai juda visoje amplitudėje ir dirba tik raumo, ne ten keliai, sąnariai kokie nors, ten, nežinau, klubai ar dar kažkas, o tiesiog jauti grinai raumenį, kad jis automatiškai priverčia neskubėti ir daryti taip, kad tau minkštai jis eitų per visą raumenį, tas raumo pumpuotųsi. Tiesiog tu priverstas ant gero treniruoklio daryti gerai. Vat ką reiškia įrangos kokybė. Aš tą bandau pabrėžti ir tas susiję tiesiogiai su jūsų sveikata, tas tiesiogiai susiję su jūsų ateitim, jūsų ilgamžiškumu salėse. Ir aš manau, kad kol pas mus nebus to požiūrio, tai tol mūsų daktarai turės daugiau darbo, negu mes turėsim daugiau rezultatų. Kreipkite dėmesį, kaip juda platforma. Leidžiant svorį, jinai prisitaiko prie jūsų kojos. Todėl iš vis dingsta apkrova nuo kelio. Nei čia nėra apkrovos, nei čia nėra kelio apkrovos. O raumo maksimaliai įstempia, aš net ištiesęs va koją, mano raumo negali padėti to svorio. Ta prasme, ant kelio jūs net nepadėsite. Suprantate, tai yra jisai taip padarytas, kad jis tave taip laužia, kad tu vis vieną laikai ant raumens. Ir leidė. Pilnai raumos yra. Ir vėl gražiai ištiesi vėl raumo. Jokio nėra, visiškai tik raumenys. Kaista, nesveikai gerai. Laikymasis toliau irgi. Tai padarytas patogiai. Rankenos atsilenkia, čia patogu laikytis ir čia patogu laikytis. Kas kaip mėgsta. Aš sakau. Judesys fantastiškas. Nuo pradžiai keli žodžiai. Nes
savotiškai įdomi amplitudė. Šiuo atveju čia hameris. Nedažnai pasitaikantis irgi. Pas mus jau labiau. Bet darbas kojos labai gražus irgi. Irgi jokios apkrovos sąnariams. Visiškai jauti tik tai raumenyną, bet šiuo atveju čia gan pasijungia nemažai ir sėdmens apatinė dalis, dvigalvis, o nuo vidurio amplitudės labai gerai dirba keturgalvis. Atleidus, kadangi koja pakyla į viršų, tu turi spausti taivą apačion, nuo to pradžioj turi pradėti dirbti su sėdmeniu ir dvigalviu ir išspaudi galiausiai keturgalvį ir išvažiuoja keturgalvį. Ir viršui apkrova dingsta. Tiesiog atpalaiduoja sąnarį. Kas irgi yra, matosi, gerai sugalvota. Žodžiu, kol kas prašovimo nei vieno nėra. Visus kiek bandėm dabar treniruoklių. Visi super gerai padaryti. Matosi vėl savininkas, visi manantis. Ir būtent sustatęs tokią įrangą, kuri tikrai garantuotai įsitikinęs tiek kokybės, tiek sveikatos atžvilgių. Labai perspektyvi, taip sakysim. Nes žmonės eis, sportuos ir tikrai čia nežalos savęs. Wow. Važiuok į apačią šiek tiek. Lauk. Jo, įvažiavo tavo plaukai į... Nu, dabar gerai. Tai va, ateinam mes į ofisą, čia yra savininkas, salės, ofisas ir, kaip sakiau, įvertinimas salės labai geras. Ačiū Robinai ir puikia salė, puikiai pasportavom ir dabar važiuosim toliau.